Tai pasiaukojantis veiksmas, kurio tu prisėmi kito naštą savo. Sveiki, čia John McCrae iš crossexamine.org. Kai žmonės teigia, kad jie netiki krikščionybę ir kai paklausi, kuo jie tiki, vienas populiariausių lozungų, kuriuos tenka išgirsti, būna, kad jie tiki meilės Dievu. Bet ką jie turi tuo omeny, tikriausiai ne tai, ką jūs galvojate, ką tai reiškia. Pakalbėkime apie tai, ką jie turi omeny, kai jie tai sako ir kas būtent yra blogai su tokia Dievo samprata. Šiandieninėje mūsų kultūroje mes apie meilę galvojame kaip apie jausmą. Mes galvojame, kad mes ką nors mylime, kai jiems jaučiame labai stipriai pozityvius jausmus. Ir mes galvojame, kad jie taip pat mums jaučia labai stiprius pozityvius jausmus. Todėl, kai žmonės sako, kad tiki meilės Dievu, jie dažniausiai turi omeny, kad jie tiki, kad Dievas jiems jaučia nepaprastai pozityvius jausmus ir kad tas Dievas nori, kad jie patys jaustų malonius ir pozityvius jausmus. Bet nors ir meilė gali ir dažnai turi pozityvius jausmus kažkam, jeigu tik tai mes vadiname meilę, tuomet tai nėra tokia meilė, kokios mes iš tikrųjų norime. Gerai pagalvokime apie tai. Jei meilė yra tik jausmas, tuomet tai reiškia, kad tokio tipo meilė, kurią kas nors jaučia mums, pilnai priklauso nuo jausmų, kurie gali pasikeisti, kaip keičiasi žmonės ir gyvenimo patirtis. Tame nėra jokio tikro saugumo ir būtent todėl jūs dažnai girdite apie žmonės, kurie palieka savo sutuoktinius, nes jie nebejaučia meilės. Priešingai tam, tikroji meilė yra nuostabesnė idėja apie meilę, kurios dauguma iš mūsų norime. Geresnis būdas galvoti apie tikrąją meilę gali būti randamas tokioje meilėje, kurią jaučia geras tėtis savo vaikams. Jei esate vienas iš tėvų, pagalvokite, kaip mylite savo vaiką, prisiminkite visus tos kartus, kai buvote pavargęs ir jūsų vaikai tuo metu neatrodė tokie mieli. Iš tiesų buvo daugybė kartų, kai vaikai buvo pikti, nepatenkinti ir nedėkingi. Ir būtent tuomet, kai nejautėt tų stipriai pozityvių jausmų savo vaikams, kuomet anksčiau jautėt, bet nepaisant to jūs mylite savo vaiką ir jūs žinote, kad taip yra ne todėl, kad jaučiate tuos jausmus savo vaikams, bet tam tikrais atvejais galite jų nejausti, bet dėl to, kad jūs norite jiems padėti ir jiems tarnauti, nepaisant to, kaip jūs jaučiatės. Tokia meilė yra gerokai didesnė ir gerokai gilesnė nei ta meilė, kuri remiasi jausmais. Ši tikroji meilė reiškia, kad tu būsi pasiryžęs jų poreikius ir jų gerovę iškelti aukščiau savųjų. Tu esi pasiryžęs nešti jų naštas pats, nes meilė tau kainuos. Tikra meilė tavo vaikams kainuos tau pinigus, kainuos tau laiką, patogumą ir taip toliau. Ir būtent ta meilė, kurią tu jauti savo vaikui, yra vienas giliausių ir aiškiausių meilės pavyzdžių, kuriuos žmonės gali patirti. Ir ji nėra paremta vien tik pozityviais jausmais ar emocijomis, bet tai yra veiksmas. Tai pasiaukojantis veiksmas, kurio tu prisėmi kito naštą savo. Gerai, dabar vėl grįžkime prie Dievo idėjos. Jei tikra meilė nėra jausmas, o veiksmas, tuomet, kai žmonės sako, kad jie tiki meilės Dievu, tuomet kyla klausimas, iš kur tu žinai, kad šis Dievas yra meilės Dievas? Kokiu pasiaukojančiu veiksmu Dievas pademonstravo savo meilę tau, arba dar geriau, kiek Dievui kainavo tave mylėti? Na, jei jie tiki Biblijos Dievu, tuomet logiška, kai jie sako, kad Dievas juos myli. Biblija ne tik sako, kad Dievas yra meilė, bet Dievas rodė savo meilę veiksmu. Tik tai krikščionybėje Dievas parodo mums savo meilę, priimdamas žmogaus kūną ir atėjęs į mūsų pasaulį, gyveno gyvenimą, kokį mes turėjome gyventi, mirė mirtimi, kurią mes turėjome mirti. Tuomet pasiūlė mums gyvenimą, kurį jis nugyveno vietoj dalykų, kuriuos mes laisva valia renkamės daryti blogį. Jis prisėmė mūsų naštą savo, kad mums tarnautų meilėje. Ir dar daugiau, jis tai padarė ne dėl savo asmeninės naudos, bet dėl mūsų. Taigi, kai kalbame apie visas kitas Dievo sampratas, kokį geresnį meilės pavyzdį turime už šį? Be krikščionių Dievo aš nežinau kitos Dievo sampratos, kuri parodytų, kad Dievas tikrai myli pagal tikrąją šio žodžio prasme. Iš tiesų aš nežinau kito religinio teksto, kuris meilę pirmiausia apibūdintų kaip vieną iš pirminių ir esminių Dievo savybių. Taigi po viso to, kas buvo pasakyta, kai žmonės sako, kad jie tiki meilės Dievu, bet tai nėra krikščionių Dievas, tuomet mano pirminė mintis yra klausti, iš kur jie žino, kad jų Dievas juos myli. Tik krikščionybėje mes iš tikrųjų galime žinoti, kad Dievas mus myli, nepaisant to, kad kažkada mums trūko meilės jam. Ir tik krikščionybėje mes tikrai turime meilės Dievą.